Kultūra. Sankt Peterburge teatre Na Vasiljevskom parodytas spektaklis Žilvinas sapnai apie Lietuvą. Poemą pagal Salomėjos Nėries poemą Eglė Žalčių karalienė parašė aktorius Ivanas Kutirkinas, turintis sąsajų su Lietuva ir vadinantis ją antrąją savo tėvynę. Panoramos korespondentų reportažas iš Sankt Peterburgo. Aktorius Ivanas Kutirkinas, kurio tėvas Viačeslavas Kutirkinas kilęs iš Lietuvos, parašė poemą apie Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino kovą su blogiu, Žilviną ir jo meilę Eglei. Savaip interpretuodamas Salomėjos Nėries poemą Eglė Žalčių karalienė, aktorius tikėjosi, kad mitologinis pasakojimas apie Eglės ir jos vaikų virtimą medžiais bus suprantamas ir rusų žiūrovams. Мне кажется, удачная площадка для того, чтобы... Manau, kad mitas tai gera erdvė, kurioje gali susikirsti bet kokia ideologija. Vienaip ar kitaip mitą supranta visi. Rašant epinį kūrinį galima išdėstyti savo idėjas ir vidinius prieštaravimus. А дальше уже можно вот все идеи, все даже противоречия, которые внутри тебя есть. Spektaklyje naudojama kompiuterinė grafika. Pasak spektaklio režisierės, panaudoti tautinius motyvus paskatino meilę Lietuvai. Прочитала и исторических книг, и художественных, и эту самую, конечно. Perskaičiau ir poemą, ir daug istorinių knygų, bet aš ne lietuvė ir negalėjau tai pajausti. Bet kaip rusė stengiausi perduoti savo sapnus, įspūdžius apie Lietuvą. Tuo labiau, kad tekstas šiuolaikinio autoriaus Ivano Kutirkino. Ну и поэтому и слова у нас, да, и текст современного автора Ivano Kutirkino. Kostiumų spektaklį sukūrė 10 metų Sankt Peterburge gyvenanti lietuvė menininkė, kuri Rusijos ir Lietuvos teatrams yra jau sukūrusi per 60 kostiumų. Man Ivano tėtė paskambino ir davė Ivano parašytą kūrinį Eglė Žalčių karalienė ir aš perskaičiau ir aš galiu pasakyti, kad turbūt tik dabar mane taip giliai sujaudino šitą temą. Nes kai mokykloje ir žinot, kai visą laiką, kaip atrodo šalia ir jau iš tikrųjų net nebežinai apie ką. Конечно, он грустный, но вот соединение истории Gedimino. Jis labai liūdnas, bet Gedimino istorijos kova su blogiu man asocijuojasi su tuo, kaip neturime elgtis, meluoti, kariauti. Mes turime mylėti, stengtis būti suprasti, mokėti klausytis ir girdėti. Быть понятыми, уметь слышать и слушать. Spektaklis Žilvinas sapnai apie Lietuvą gegužės pabaigoje bus parodytas Vilniuje ir Bistrampolio festivalyje Panevėžio rajone.